Sveiki, mėlyjeji. Savaitė prasideda įspūdingai. Tai audringas pilnaties metas, kuris stos vėlai vakare 21:26. Iki pavakarės 16:21 dar ir tęsis kritinis laikas pagal mėnulio kalendorių, tai 15 mėnulio para, kur yra pati savaime jau itin sudėtinga, susijusi su pagundom, atnešanti daug sudėtingų išgyvenimų. Ir štai tokiai sudėtingai mėnulio parai, pilnačiai antrins dar ir itin dramatiška planetų padėtis. Planetos, kurios itin stipriai įtakoja mūsų likimą, asmeninius ir pasaulinius įvykius, bus sudėtingoje pozicijoje. Konfliktiniai pozicijoje bus Venera ir Jupiteris, Venera ir Saturnas, Saulė ir Uranas. Visą tai daro situaciją neprognozuojama, itin konfliktinė ir pakankamai pavojinga. Suprantama, pirmadienį nereikėtų planuoti jokių svarbių reikalų. Tai laikas nepalankus nei pinigų investavimui, nei kažkokio svarbaus reikalo pradžiai. Blogas laikas kelionėm. Nors suprantama, visiškai netinkamas laikas aiškinti santykius. Būtent tądien galime būti pikti, susierzinę, viskas nepatikti, galbūt norėsis viską baigti, nutraukti, gadinti, laužyti. Nereikėtų. Net ir pyktis ir nutraukinėti santykius reikalingas palankus laikas, nors ir keistai atrodo. Tad nepasiduokime pirmadienį jokiom provokacijom. Stenkime tiesiog likti ramus, atlaidus. Ir ko gero, būtent nusileisti, atleisti, suprasti, jums padės jau vakare stojusi 16 mėnulio para, kuris siejama su angelais, tai šviesusis pilnaties laikas, kurio kaip ir viena iš svarbių užduočių būtų atleidimas. Vakarą skirkite susitaikymui. Antradienis irgi tas laikas, kai reikia daugiau dėmesio skirti santykių, darnių santykių puoselėjimui, atleidimui. Tiesa, ir antradienis itin sudėtingas metas, neprognozuojamas, kai viskas verčiasi aukštyn kojom ir tiesiog nežinai, ką daryti, nes vieną suplanavai, o kitaip klostosi aplinkybės ir tu neturi kitos išeities, kaip ekstra ieškoti kažkokio kito sprendimo. Nuo trečiadienio aplinkybės ims irti. Antradienio vakaras dar sudėtingas, o štai trečiadienis tas laikas, kai galima atsigręžti į ateitį, galbūt pradėti taisyti praeities klaidas, galbūt pasinaudoti gerą progą, kurią buvome praleidę. Trečiadienis siejamas su romantiškais santykiais. Tai bene pagrindinė meilės diena per mėnesį. Laikas puikus švęsti, puikus išreikšti savo jausmus. Ir šis puikusis meilės laikas truks iki vėlaus vakaro, iki 21:20. Tad jei susiruošėte skirti meilės pasimatymą, labai vėlam laikui jau nepatarčiau. Verčiau jau antradienio vakarui arba netgi trečiadienį nuo ryto. Susitikite su mylimu žmogumi. Aišku, jeigu jūs nedirbate, o šiuo metu atostogaujate, tad galite sau leisti tokią prabangą visą dieną skirti mylimam žmogui, skirti sutuoktiniai. Ketvirtadienis. Ketvirtadienį baigėsi liūto ženklas ir vakare 17:56 prasideda mergelė. Saulė įeina į mergelės ženklą. Tradiciškai, kai baigėsi ženklas, mes nepradedame naujų darbų, apibendriname nuveiktus darbus. Tai tinkamas laikas ne tik užbaigti darbus, bet, tarkim, taikytis, atleisti ir grąžinti skolas. Taip pat tai geras laikas iš esmės tvarkyti namus ir iki pavakarės išnešti visas šiukšles. Gerai
iki pavakarės apeiti namus su degančia žvake geriau šventinta ar kitokiais būdais energetiškai valyti namus. Ir taip pasiruošti mergelės atėjimui. Na, o pats mergelės ženklas yra siejamas su žemdirbystė, su naminiais gyvūnais. Ir jei norime, kad šis mergelės laikas mums būtų sėkmingesnis, būkime atidesni naminiams gyvūnams. Galbūt jūs galite kažką paaukoti gyvūnų prieglaudom ar tapti savanoriais. Jų visada trūksta, jų visada reikia tiem, kas globoja gyvūnus. Taip pat mergelė yra siejama su grūdais ir kai saulė įdėnės mergelės ženklą, galite rituališkai prie namų slenksčio paberti grūdų. Tai gali būti ryžiai, grikiai. Na ir dar vienas patarimas, kol saulė mergelėje palanku nešioti papuošalus sudarytus iš smulkių karoliukų. Tad jei turite apyrankę karolius, kurie suverti iš mažyčių akmenukų, o galbūt net ir smulkių stiklo karoliukų, tai yra puiku. Štai taip galima mums visiems pasitikti mergelės ženklą. Jums ko gero kyla klausimas, ar ketvirtadienis, penktadienis tai jau tas laikas, kai viskas bus ramu. Deja, vis dar tikros ramybės nepajusime. Tai gana įtemptos dienos, kai gali kilti konfliktų, ypač asmeninių, dėl jausmų, galbūt dėl pinigų stygiaus. Tai laikas, kai tikrai nereikia aiškintis meilės santykius, kai nepalanku užmesginėti naujus ryšius. Ir apskritai šitom dienom neverta svarstyti, ar man tinka šitas žmogus ar netinka, myliu ar nemyliu. Nes būtent šiomis dienomis galite būti arba pernelyg aistringi, arba atvirkščiai pernelyg pikti. Ir viena ir kita bus neteisinga. Tom dienom teisingo atsakymo į klausimus, reikia man mylėti šitą asmenį ar nereikia, tikrai nerasite. Ir abi šios dienos vis dėlto nėra palankios svarbiom finansiniam operacijom. Ypatingai tai svarbu atminti penktadienį. Tai yra laikas, kai ne tik netinka investuoti, nepalanku skolintis, diena netinkama net ir skolų gražinimui. Skolą gražinti ar skolintis bus gerai šeštadienį ir sekmadienį. Tai netikėtai sėkmingas laikas, kai viskas keičiasi naudą, kai viskas apsiverčia jum palankia linkme. Šios dienos itin palankios moterim bei įsimylėjusiam. Šiomis dienomis palanku ir pirkti vertingus daiktus. Na, pats geriausias laikas šventimui, romantiškiam pasimatymam, savo jausmų išreiškimų prasidės šeštadienio vakarą nuo 19 valandos. Sekmadienį šis išskirtinis laikas truks iki 2:30 dienos. Tad linkiu pasinaudoti palankia savaitgalio planetų padėtimi, kad išspręsti ankstesnius nesklandumus santykiuose, kad nusiteikti ramybei, džiaugsmui ir laimiai. Nu, kaip seksis įveikti šios pilnaties iššūkius, skaitykite Palmyros horoskopai.lt.